Pirmas rungtynės buvo tokios lengvos dabar, iki pat galo. Nu, tai matėt, sunkiai dirbam, sunkiai dar viskas gaunasi, reikia daug dirbti dar. Mes važiuodami čia, mes žinojom, kad nebus lengva. Bet buvo gerų dalykų ir blogų dalykų buvo, ypač pirmoj pusėj. Blogai gynėmės, kažkur tai nespėdavom. Bet kitą pusę žaidimų biškį pagerinau. Kažkaip tai biškį pradėjom jausti geriau žaidimą. Nu, reikia dar dirbti. Šiandien labai daug problemų turės su gynyba baudos aikštelėje, kodėl taip? Nu, matot, krepšinį yra daug niuansų, kaip mes ginamės, mes stengiamės padėti daug mažiems žaidėjams, kad snaiperis neprimėtytų mums ir jų dideli labai greitai leidžiasi ir taip gavosi, kad jie primėtė mums iš to krepšio. Sezoną pradėt nuo titulo, ką tai komandai suteiks kažkokių tai naujų jėgų, naują impulsą. Tik prasideda sezonas ir jau titulas. Nu, čia tokį pasiruošimasis etapas, čia tokį mes nesureikšminam labai daug, aišku, malonu, čia mums ir nuotaika pakyla ir savim pasitikėjimas didesnis darosi. Svarbesnis varžybos dar prieš akį ir mums labai svarbu gerai pasirodyti Eurolygoje ir VTB. Ar jaučiasi kažkokia žaidimo kontra, sakykime, su komandai? Tai be abejo, akcentuojam ir labai daug iš tikrųjų dirbam ir aišku, dar kartą pasikartosiu, reikia daug dirbti, bet dirbam, nu, kaip bus, ar žaidimas pagerės arba nepagerės, čia matysim ateityje. Kodėl šiandien tiek daug ginčų su arbitrais buvo? Nu, matot, aš galvoju, mes visą laiką, aš, pavyzdžiui, žaidžiau Italijoje ir aš gal atpratęs nuo Lietuvos, gal biškį šalies čempionatuose biškį kitaip gal švilpia negu Eurolygoje kokiai komandai, gal reikia priprasti. Čia aš gal pasikarščiavau, ten biškį gal ten... Tai jau pietietiškas mentalitetas pas jūs jau nebelietuviškas? Na, jo, gal. Reikia priprasti, vis tiek kiekvienoje šalyje gal biškį kitaip skiriasi biškį teisėjai. Ačiū.